Į žaidėjų šaškėmis klubą ponas Kazimieras traukė kiekvieną ketvirtadienio pavakarę. Jis šio klubo krikštatėvis, entuziastas, jis klubo siela, vadovas ir teisėjas. Už šį darbą vyriškis negauna nieko. Šiandien klube didmeistrio Benderio paskaita ir simultanas. Beje, Kazimieras nėra patyręs šaškininkas, tačiau net kelias savo gyvenimo dešimtis atidavė būtent šiam žaidimui. Ar jūs žinote, kad jūsų 4 žirgų klubas, gerai sutvarkius reikalą, gali iš pagrindų pakeisti jūsų pasiukus? Žaidžiu senai, bet nesu toks didelis meistras. Aš daugiau praleidau laiką organizuodama šaškes teisėjų pareigose. Ir todėl aš siūlau jums Vasiukose reikia suruošti tarptautinį šachmatų turnyrą. Ir viskas. Nesunku buvo ir suburti norinčių savo jėgas išbandyti šaškių lentoje. Ponas Kazimieras pasakoja, jog į kvietimą tuoj pat atsiliepęs visas būrys ir jaunų ir senų Vilijampolės gyventojų. Ir šiandien klube apie 20 narių, tarp jų kelios moterys. Viskas priklauso nuo kiekvieno individo atskirai. Vieni jūsų žaidžia gerai, kiti žaidžia blogai. Ir jokios paskaitos tų jėgų santykio nepakeis. Ketvirtadieniai šie ateinantys pasivaržyti žaidžia ne kaip kas nori ar su kuo nori. Klube kaip ir dera egzistuoja sistema, pagal kurią griežtai skirstoma, kas su kuo ir po ko žais. Klubo narius prakalbinti sunku, žodžių žaidėjai skūpi. Tačiau matyt, tai tikro šaškininko bruožas, daugiau mąstyti nei kalbėti. Didmeisteris paėjo E4. Noras laimėti, būti pranašesni už kitą ir tiesiog, būti lyderiu. Jeigu kiekvienas jūsų broliai, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę nesitreniruos žaisti šaškėmis. Šachmatais. Nors klubo nariai nekalbūs, tačiau turi kitą tikrai neblogą bruožą. Visi iki vieno jų pačių teigimu be galo azartiški. Sako, tas ne kareivis, kuris nenori būti generolu. Taip ir aš noriu išlošti. Taip galima būti neazartiškai. Tam ir žaidimas. Čia kitaip negalima. Be azarto nieko? Ne. Kaip azartas? Pavyzdžiui, dabar žaidžiu, galvoju, reikia Antaną nugalėti. Viena mintis pas mane. O kas o ką jis galvoja, aš nežinau. Ką Antanas galvoja? Aš tai žinau. Galvoja pralošti. Žiūrėk, didmeistris paukojo reikia. Matau tokio pudrauja, bokštą pakišo, vilioja. Nemanykite, jog Vilijampoliečiai klubo nariai šiaip savo mėgėjai. Šaškių aistruoliai nuolat domisi naujienomis, tobulina savo žaidimą, mokosi vieni iš kitų ir iš savo pačių klaidų. Žino daugybę suktų, gudrių, apskaičiuotų ir toleregiškų ėjimų. Todėl teigia nesibaiminantys pasigalinėti ir su didžiausiais meistrais. Žinoma, ne su tokiais, kurie jais tik dedasi. Kaip mūsų personažas. Jis neabejotinai talentingas, tačiau ne šaškių lauke. Draugas Benderi, kaip jūs lošite? Manim nesirūpinkite, šiandien aš geros formos. Pirmas ėjimas E2, E4, o toliau kaip dievas duos. Su manim kalbėdamas neužsimiršite, nelaimės prieš jūs Antanas? Ne. Žiūrėsim, bet šiaip tai jau geriau gal dabar. Kokia dabar padėtis yra čia jūsų toje lentoje? Jo padėtis gan nebloga, bet nieko tokio, kad ir palošimas. Matas? Jums matas? Ai, neplauk. Mano geriau čianas. O ką čia? Va, čia važiuoju ir laimiu. Žiūrėkit, jo. Jis man paukojo valdovę. Ką daryti? Pasiduok, kol nevėlu. Čia važiuoju, čia. Va. Ir laimėta partija. Klubo žaidėjai rungiasi ir turnyruose. Tiesa, jie nėra reguliarūs, o rengiami įvairių progų metu. Pavyzdžiui, per jonines ar kitas šventes. Dabar šaškininkai ruošiasi neeiliniam kalėdiniam turnyrui. Kiekvienas rimtas rungtynes prižiūri pačių žaidėjų sudaryta teisėjų kolegija. Varžybos pradedamos ir tada kiekvienas žaidėjas griežtai laikosi, tų taisyklių turi laikytis.
Jeigu jis nesilaiko tų taisyklių, gali būti net ir pašalintas iš varžybų. Ką tik čia stovėjo mano bokštas. O dabar jo nėra. Nėra, vadinasi, ir nebuvo. Arba matai, kad jau beviltiška padėtis, paspausk priešininko ranką ir pasveikink su pergalė. Sveikinu jūs, jaunuoli. Jūs darote pažangą. Kazimierui Ženteliui tekė organizuoti daugybę šaškių varžybų bei turnyrų. Jaunystėje ragavęs teisėjo duonos respublikinėse sąjunginėse varžybose vyriškis teigė, jog šaškiai sovietmečiu buvo populiaresnis nei dabar. Šiandien šis sportas ir laisvalaikio praleidimo būdas gerokai primirštas. Ponas Kazimieras pasišovė šią tradiciją atgaivinti, todėl ketina žaidimą visai populiarinti. Vis dėlto klubo nariai verti pagarbos vien už nuoširdžią aistrą šaškėms ir už tai, kad patys sugeba susirasti paprastą, bet didelį malonumą teikiančią pramogą. Ir žaidžia šie žmonės ne dėl garbės ar pinigų, kaip Ostapas Benderis, o tam, kad nereikėtų užsidaryti tarp 4 sienų ir skųstis pilku gyvenimu.